Laboratorijoje atliekant bandymus buvo tyriamas Saulės elementas. Tyrimui naudota skirtingo bangos ilgio lazerio spinduliuotė, o kitos išorinės sąlygos nebuvo keičiamos. Tyrimo duomenys rodo, kad Saulės elementas sugadintas negrįžtamai ketvirto bandymo metu. Įvertinkim fotono energiją kiekvieno bandymo metu, tai matom, kad mažėjant bangos ilgiui didėja energija. Taip, kuo bangos ilgis mažesnis, tuo didesnė energija. O fotonų skaičius per sekundę išlieka tas pats. Įvardykite fizikinį reiškinį, kuriuo pagrįstas Saulės elementų veikimas. Tas reiškinys yra tiesiog fotoefektas, jisai skirstomas į išorinį ir vidinį. Vidinis skiriasi to, kad krūvininkai lieka medžiagoje. O būtent Saulės elementai yra pagrįsti užtvariniu fotoefektu. Tai realiai, kai šviesa apšviečia PN sandūrą ir ten atsiranda įtampa. Taigi atsakymas fotoefektas, dar galim paminėti, kad tai vidinis arba užtvarinis, bet tai nėra būtina. Remdamisi pateiktais bandymų duomenimis įvardykite, kuris veiksnys – pakitusi medžiagos raudonoji riba ar fotonų energija lemia, kad Saulės elementas sugadintas negrįžtamai ketvirto bandymo metu. Atsakymą pagrįskite. Tai žinom, kaip apskaičiuoti fotono energiją. Žinom, kad energija didėja mažėjant bangos ilgiui. Kai bangos ilgis yra didesnis už kažkokį ribinį, fotoefektas nevyksta. Kai bangos ilgis yra mažesnis už ribinį, vyksta. Tai yra reikia tam tikros energijos, kad pradėtų vykti fotoefektas. Matome, kad pirmu atveju vyko antru, vyko trečiu, vyko ir ketvirtu jau nebevyko. Tai reiškia, kad lemia fotono energija, o ne pakitusi raudonoji riba, nes jau buvo peržengta pačio pirmo bandymo metu. Tai atsakymas toks. Apskaičiuokite lazerio spinduliuotės galią ketvirto bandymo metu. Galia išreiškime tokią formulę. Fotonų srautas NF padaugintas iš vieno fotono energijos. Galim išsireikšti taip. Įsistatome skaitinės vertes ir gaunam. Remdamisi konkrečių pavyzdžių, paaiškinkite, kaip Saulės elementų technologijos plėtra padeda spręsti gamtamokslinės problemas. Tai pačių Saulės elementų gamyba reikalauja žaliavų ir šiek tiek, aišku, sukelia tą taršą, bet jų naudojimas leidžia per visą veikimo laiką pagaminti energiją nedeginant kurą. Taigi sumažėja bendras CO2 kiekis atmosferoje. Tai padeda kovoti su klimato kaita.